ką galim pasimokyti iš Victoria's Secret Fashion Show. Oh my god, įvyko metų renginys, tai aš žiūrėjau, džiaugiuosi, man buvo žiūrėjau įdomu žiūrėti ir man tai labai patinka tokie dalykai. Tai šiandien jūs išmokysiu, kaip pasakyti svarbiausias apatinio trikotažo dalis vokiškai. Ir pabaigoje parodysiu dar, kas yra mano mėgstamiausias dalykas. Tai čia, ką matot, yra Der BH. Ir jeigu norit truputėlį didesnio efekto, tai yra push-up BH. Tada tiesiog kelnaitės ne kažkokios labai ypatingos, bet dar daug apridengiančios, tai yra tiesiog Der Slip. Kas nori daugiau parodyti viską, tai yra Der Tanga arba Der String. Matot, yra labai panašu į anglų kalbą. Bet, kas nėra panašu į anglų kalbą, tai yra šitas dalykėlis. Oh my god, how nice is that? Šitas žiūri fainas dalykėlis. Tai yra Der Strumphalter, nes štrumpė yra koinės, o halter halten yra laikyti. Tai ką mes čia gaunam, pažodžiu, išvertus, tai yra tai, kas prilaiko visokias gražias koinytes. Tai šitas dievo kūrinys, kuris yra toks gražus. Tai jis vadinasi Die Netzstrumpfhose. Nes nets tai yra tinklas, o štrumpė, jūs jau žinot, ką tai reiškia, ir hose irgi žinot, ką tai reiškia, tai yra kelnes, tai visą šitą sudėjus gaunasi, kad mes gaunam tas tokias labai seksy kelnes. Ir apskritai, tas prabangus apatinis trikotažas, kurį mes matėm Victoria's Secret Fashion Show, dar galime vadinti Die Dessous, šitas žodis yra atėjęs iš prancūzų kalbos. Ir dabar, kaip ir žadėjau, parodysiu ant savęs savo mėgstamiausius apatinius. Jeigu jūs tik dėl to žiūrėjote, what the fuck, how creepy is this shit? Aišku, kad aš jums jau nerodysiu. Jeigu norite išmokti dar daugiau anglų arba vokiečių kalbos, taip fainai, lengvai ir kaip matote tikrai ką panaudosit gyvenime, tai sekite mane ir nepanašiai pasidalinti ir arba išsaugoti.